O, tašės beveik sudėtos. Baigiam pasiruošti. Visi bėgioja, laksto, ruošias. Tai va, lagaminai sudėti ir už kelių valandų jau išjudėsim į Vilnių. Tai va, tikėkime, viskas bus gerai. Biškį pasiskaitėm atsiliepimų nelabai gerų apie viešbutį, tai dar žiūrėsim, kas čia kaip bus, bet tikėkime, viskas bus gerai. Nereikės keisti gal viešbučio. Tai va, ruošiamės, dėliojamės ir judėsim į Vilnių. Tomorrow for sure. One hour later. Nu va, atvykom į savo viešbutį. Tai viešbutis šiaip labai nieko gero. Dar plius linksmai, kad oro uoste neparėjo mūsų vežimas vaiko. Tai dabar dar reikės kreiptis į oro uostą, kad surastų, kuris dingo, kodėl neatvažiavo ir kuris yra. Tai linksmai prasideda viskas, nebūtų 13 diena. Viešbutis va, kaip ir taip gal ir nieko atrodo, bet šiaip kambariai nelabai ką. Eisim dabar prie baseino, žiūrėsim, paskui eisim pavalgyti, pažiūrėsim kaip čia su maistu. Nes sako, kad su maistu ne kažką, tai gali būti, kad kreipsimės į tuos kelionių organizatorius ir gal damokėsim ir varyti reikės į kitą viešbutį. Nes čia ne kažką, kondikas irgi normaliai neveikia, tai šaldo, tai nešaldo. Ne kažką, žiauriai ne kažką. Tai va, varom prie baseino, žiūrėsim, kas gero. Nu, smagu? Baseinas kaip ir nieko.
Manau, einam į baseino, bandysim pavalgyti, pažiūrėsim kaip tas maistas. Čia šiaip galime eiti. Jeigu maistas bus prastas, gali būt, kad sakysim, kad keistų viešbutį kitą. Nes ne kažką iš čia. Jau einam, žiūrim dar maistą, kaip gaunas. Ir tada žiūrėsim, ką darysim toliau. Mano tėvų, man atrodo, gal šitas. Mano tėvų, man atrodo, gal šitas balkonas. Nu jau, radot maisto? Čia reikia atsistumti tą vieną stalą. Čia reikia atsistumti tą vieną stalą čia. Va, pavargėm. Einam biškį pasiganyt. Po apylinkės pažiūrėti dar kas gero. Ir einam pažiūrėsim, kaip jūra atrodo. Už nugaros gražus kalnai aukšti, šilta, 33 bent jau rodo. Maistas tai toks, biškį trūksta, mėsos realiai nieko nebuvo, vien gali žolės prisivalgyti, vegetarų patapti. Tai man tokie kol kas įspūdžiai, tai einam dabar pažiūrėt, kaip jūra atrodo. Jūra va visai netoli, va, pereini realiai gatvę, kur tie medžiai ir jūra jau. Tai visiškai šalia. Tai man šliaužiam iki jūros. Nu va jau. Ir jūra visai šalia. Einam iki jūros. Pažiūrėsim, ar šilta. Taip aplinka kaip ir nieko, ne? Būtų. Jeigu viešbutis biški normalesnis. Man pažiūrėk, kokia mėlyna jūra. Neužsimušt. O koks vanduo švarus. O kiek akmenų. Akmenuotas krantas. Bell Point Beach čia mūsų ir yra. Bell Point Beach Hotel, va, vėliavas. Pravalyta, žiūrėk, tarpas į jūrą. Įeit. Ale kažkas rimtai čia iškasęs tokios duobės. Tu tais batais tegu eini? Šir su tapkime lipsi.
bele kokią arbatą. Šiltas. Reiks ateiti prie jūros maudytis. Vanduo šiltesnis realiai negu baseinė. Va, apžiūrėjom jūrą. Dabar einam apžiūrėsim apylinkės. Kas gera, parduotuvė yra kažkoks jūra, kažko nusipirkti reikėtų. Tai kad žinotumėm, kas kur kaip yra. Ir kas kur randasi. Štapkės iššoko eidams. Va, einam apžiūrėsim dar apylinkės biškį. Ir tada eisim atgal turbūt į baseiną. Linksmintis. Jeigu pasiklysi, gali neieškoti mūsų. Tu jau žinota, aš jumis netikėsiu. Nes vis kitą vartą, jūs pasakote, aš mes važiuojam, kai turime apsipirkti. O, dar kažkur nueiti apsipirkti. Kodėl aš pasakysiu kažką? Kai aš kažką pasakysiu, manau, mes važiuojam ten. Jūs manimi tikėkite, nes aš nemiegu. O jūs miegos. Einat į parduotuvę, parduotuvę kiek kalbų. Jo, kažkoks supermarket čia yra. Atgal! Gali! Einam pažiūrėsim, kas ten yra. A few minutes later.
Na va, atėjom vakare dar prie jūros pasėdėt. Vieni nuėjo dar biškį pasimaudyt. Aš jau atsimaudysiu, tingėjau mautis plapkės. Plius pafilmuot negaliu jūrai, nes jau sutemo beveik. Tai va, tai dar po to grįžęs viešbutį papasakosiu, kas gero įvyko per dieną. Tai bus sumontuotas video vis tiek, kas įvyko, daugmaž ką veikiam. Ir apibendrinsiu, kaip visa pirma diena praėjo, 13 nevykusi. Tai va, dabar pasimėgaujam jūrą ir eisim po truputį viešbutį, truputį miegot. Turbūt jau po 8 jau beveik tamsu. Greitai tamsta čia. Tai va, vakar buvo tokia sunki diena, kad net apibendrinimo nepadariau. Tiek miego norėjom, viskas, ragas buvo. Tai va, tai kelionė visa, atvykimas praėjo kaip ir gerai. Naktį nusiskridom, net biškį pamiegojom lėktuvę. Tai kaip ir nieko viskas buvo. Po to neatvažiavo ar kažkur nepasiėmėm, neberadom vaikiško vežimo savo. Tai dar skambinsim šiandien oro uostą radinių biurą, rado kažkur tą mūsų vežimą ar ne. Gal pasimsim tada jį grįždami oro uostą ir parsiskraidinsim atgal, jeigu rado. Jeigu ne, tai ne, vis tiek net ten baisiai brangus jis buvo. Nes sakė nuvažiuoti nuo čia iki oro uosto apie 55 eurus vieną pusę, tai blema, mūsų vežimas tiek nekainavo, kad tiek pinigų sumokėtų. Jo, tai baseinas kaip ir nieko, kambariai tokie labai jau seni, kondikas biški irgi pilnai nepripučia kiek reikia. Turminį pučia, šaldo, bet ne norėtų daugiau, bet miegot buvo gerai, pats tas taip pripučia, taip tą normytę, kad neprakaitotum. Tai va, viešbutukas nėra iš toks labai ypatingas, pigus, pakankamai senas, bet valgy duoda, prašė, kad tai pavalgyt turbūt, nes negaudavo, nepavalgydavo. Visko mes pavalgom, prisviečiau dabar ką tik per užpakalį lenda. Tai va, dar vyksim gal kažkur į ekskursijas, gal dar kažką, tai pasuksiu dar video. Čia šitas dabar bus įdėtas pirmos dienos gale, nes vakar jau tiek koidę pavilkau, viskas iššoviau vaskarą alaus ir iššoviau miegot, net neįrašiau apibendrinimo dienos. Tai va dabar rytas, pavalgiau, įsirašau apibendrinimą ir eisim toliau tuškentis, ką mes veikiam Turkijoj. Šiandien dar turi atvažiuoti ekskursijų atstovė. Tai pažiūrėsim, kokią ekskursiją varysim, tai tam būtinai video pasuksiu. Tai va, tik nežinom dar kur ir ką daryti, kur važiuosim. Tai va, dabar užbaigiam pirmą dieną ir susitinkam antrą dieną.